kažko pasidalins, kas įvyko būtent per tokius banketus. Prieš kiek? Prieš 2 metus, Jurgita? Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų labai jaudinuosi, bet vakar Dievas įdėjo į širdį, sužinojau, kad šiandien banketas, kad ateiti būtinai paliudyti, padėkoti ir pasidžiaugti to, kas įvyko per mano gyvenimą. Nes lygiai prieš 2 metus paskutinį sekmadienį, vasario mėnesio, Kaune tokiam bankete, tik tai jisai buvo dar Parkin viešbutyje, aš sutikau Jėzų. Atėjau ten visiškai būdama be vilties, atsivedė vienas žmogus mane, net neįsivaizdavau, ką aš ten atrasiu iš tiesų ir kaip nuo tada pradės keistis mano gyvenimas. Šiandien aš stoviu visiškai laisva, aš buvau priklausoma nuo narkotiko, alkoholio, turėjau depresiją, šeima sužlugdyta, žlugus, tėvai nusisukė, vienintelė mama dar kažkiek su manim bendravo, bet ir tai jau vilčių per daug į mane nedėjo. Žodžiu, širdis visiškai be jokios vilties, kad kada nors dar tiesiog gyventi tokį gyvenimą, kurie paprasti žmonės gyvena be priklausomybių. 6 metus buvau priklausoma. Iš pradžių prasidėjo alkoholis, paskui narkotikai, paskui ir depresija, dideli kiekiai vaistų įvairių, antidepresantų, raminančių, žodžiu, be šansų kažką su medikais ir su įvairiom žmonių, pagalbom žmonėm, kas sukurta žmogui išlaisvinti iš priklausomybių, tai man nepavyko išsilaisvinti. Ir tiesiog vilčių nebuvo ir, žodžiu, prieš porą metų papuoliau čia į tokį banketą ir išgirdau tos liudijimus, tos giesmės, žinokit, ir supratau, kad aš toj vietoj ir kad iš pradžių negalėjau patikėti išgirdus tos liudijimus, kad taip įmanoma, kad Jėzus yra ir jisai laukia ir jisai kviečia tuos nusidėjėlius, nes maniau, kad tik tai gerais darbais galiu tarnauti dangų ir Dievo palankumą, o pasirodo, čia jis ateina pas nusidėjėlius ir juos kviečia. Ir atleidžia, svarbu, tik užtenka patikėti ir tu gauni laisvę ir tu visą naštą, ką vilki, ką aš vilkau, visas tas kaltes ant savęs buvau užsikrovus. Aš viską nusimečiau čia. Žmonės, kurie sėdėjo prie stalo su manim kartu, tai sakė, kad šita tai turbūt niekada neateisinai čia, nes sėdėjo, atrodo, akmeniniu veido, o širdis, žinokit, buvo ištirpus visiškai, aš tik bijau, kad nepamatytų mano ašarų žmonės, kai man buvo gėda. Bet kai kvietė mane melstis, visus kvietė, kas pirmą kartą kvietė melstis į priekį, aš pirmą atbėgau ir išėjau visiškai pakeista. Negana to, kad tos visos priklausomybės prapuolė, šiandieną gyvenu blaivybėje. Aš atradau ramybę, džiaugsmą, saugumą, visiškai kitą gyvenimą. Aš papuoliau tarp kitų žmonių, aš turiu tiek brolių, sesių Kristuje, naują šeimą, visiškai aš buvau vieniša, visi nusisukė nuo manęs, gyvenau tamsoj visiškai, savo šešėlio bijodavau. O atradau žmonės, kuriem aš reikalinga, kurie rūpinasi manim. Čia dėl to, kad Viešpats visą tai įdėjęs į širdį žmonėms, kurie gyvena su Dievu. Ir per tą laiką pasikeitė gyvenimas. Prieš metus laiko sutikau savo vyrą dabartinį jau. Jis yra krikščionis, jisai lygiai toks pats taipogi tarnauja, traukia žmonės iš šitų priklausomybių ir tarnauja bažnyčioje. Ir aš jau įsitraukiu šiek tiek, kiek įmanoma į tarnystę, kiek galiu jau padėti kitiem. Aš be galo džiaugiuosi, aš be galo dėkinga jūsų šitai misijai Viešpaties, ką jūs darot, nes tai yra nuostabu ištraukti žmonės iš tokių dalykų. Ir kas esat pirmą kartą, žinokit, tikrai išgirskite, ateikite į priekį, priimkite Viešpatį ir nenusisukit, eikit su juo, susiraskit bažnyčią, susiraskit bendruomenę, žinokit, visiškai kitas gyvenimas paskui ir tikrai džiaugsmas begalinis, aš negalėjau neateit paliudyti, nors labai ir, iš tikrųjų jaudinosi, bet tiesiog labai ačiū visiems. Dėkoju.